Sveiki, aš Hockey Tai Sven, kuris savo jau ketvirtą epizodą vis kilo aukštyn su epizodais. Ir šiandien, kaip matot video apačioje, prank call. Tai yra skambinsim savo draugams ir pažiūrėsim, ar jie patikės, kad jie bus eteryje, ar nepatikės. Taigi, pirmam skambinam Domantui, arba kaip aš jį pasivadinęs, Batmanui. Tuoj palaukit, kol čia pas mane užsikrauna, tai čia viešpatė. Tai virse kalbėjai. Labas. Alio. Labą dieną. Nu, tai ką veiki? Sėdžiu ant kavos. Žodžiu, žinai, kad tu dabar etyje, aš dabar šitą video kelsiu į YouTube. Kokį? Nu, dabar kuriu video ir kaip Jokūbas, atsimeni, kėlė prank call, tai aš tokį patį, tu dabar etyje, pačiam pirmam paskambinau tau. Rimtai? Jo, galėsi pamatyt. Ką veiki? Taigi pasakiau. Ai, nu žodžiu, davai ate. Pirmas buvo tikrai sėkmingas. Grįšiu tada, kada surasiu kitą savo draugą. Taigi, dabar skambinsim Jokūbui arba Meškikui Jogiui, jo kanalą paliksiu apačioje, o aš pasivadinęs Mickey Mouse'as, kažkodėl man taip, tiesiog taip į galvą atšovė kulka ir persmeigė ir man taip sugalvojo. Skambinam jam. Šiuo metu abonentų nėra galimybės susisiekti. Taigi, skambinti vėliau. Geros dienos. The subscriber cannot be reached at the moment. Why don't you try to Jokūbai! later? Have a Taigi, antras neatsiliepė, taigi skambinsim trečiam ir susitiksim po trumpos pertraukėlės. Skambinsiu labai ilgai nedraugavusiam tokiam tik nuo stovyklos. Jis man neatrašo žinutės, pažiūrėsim ar paskambinsim. Įtampa, seniai nekalbėjau ir kažkodėl man negarsas neina. Va, puiku. Hello. Labas. Labas. Atsimeni mane iš stovyklos? Jo. Ką veiki? Aš stoviu dabar. Kur stovi? Namie. Žinai, kad... žinai, kad tu eteryje, aš dabar kuriu ir dėsiu į YouTube video. Ką? Aš dabar dedu į YouTube video. Ir tu jame. Nu. Tai aš tau galėsiu atsiųsti, kaip aš pasivadinęs ir tu galėsi pažiūrėti, okei? Ok. Davai, ate. Ate. Išėjo ir antras, tai... Oi, atsiprašau, trečias. Taigi, susitiksime po trumpos pertraukėlės. Taigi, grįžtame po trumpos pertraukėlės ir skambinsiu savo pusseserei. Įdomu, ar atsilieps. Ne visą laiką atsiliepia. Ir mano puskė. Šiuo metu vartotojas neatsiliepia. Po signalo palikite pranešimą. Antras, gerai.
skambinsim manau, kad dar vienam ir sutiksime po akimirksnių. Skambinsiu savo krikšto tėčiui. Biškį bijau, žinot. Nesakysiu jam, kad čia eteris, nes žinot. Taigi, laukiame, kol krikšto tėtis man paskambins. Šiuo metu vartotojas neatsiliepia. Po signalo palikite pranešimą. Jau antras. Skambinsi, manau, dar vienam, bet jeigu ne, aš pranešiu tai po akimirksnių. Taigi skambinsim savo močiutei. Turėtų atsiliepti. Palauksim. Kajukai. Labas, močiutė. Labas, vaikeli. Ką veiki? Ką veikiu? Labas, kajukai. Labas, Leonidai. Mes dabar su Leonidu jau grįžtam į sodą. Būsim taip pat už 10 minučių sode jau. Aišku, močiutė. O ką tu veiki, zuikutė? Dabar kai ką filmuoju. Filmuoji? Jo. Su kuo tu filmuoji? Su mamos telefonu. Ai. Ir dėsiu, ir jūs esat dabar eteryje, aš jūs įdėsiu YouTube, kaip jūs kalbat. Ai, tu savo, mūsų dėsi galvo, kaip mes kalbam. Jo. Ai, tai mes stengsimės gražiai kalbėti. Jo, aš jau įkėliau liktais 3 video, šitas bus jau 4. Oho, koks padarė operatorius. Jo. Operatorius. Tai klausyk, kai tavo šventę reikės įkelti šeštadienį. Jo, reikėtų. Nu, tai kurią valandą tu mus kvieti? Nežinau, net gal kokią 2, bet aš nežinau, kada vyks man ta komunija. Blogumas yra tas, kad Leonidas turi groti dainų dainelę. Žinai, kur mes buvome? Jo. Jis turi būti dėja. Gaila, kad aš nebūsiu, kajukai. Taip, tada aš būsiu, o paskui jau mes tada sakėme, atšvęsim dar, kai Ginas sugrįs, dar su vaikais ir su Leonidu. O Leonidas kada gros? Leonidas nuo pat ryto gros ir rodys kada? Sekmadienį. Sekmadienį rodys finalą tiesioginį jau. Tai gal tada galėtume su, pavyzdžiui, tu močiutė, mano mama ir aš galėtume visi nuvažiuoti, pažiūrėti ir tada eiti pašvesti. Ja. Taip, važiuoti, bet sekmadienį turi galvoj, sekmadienį? Jo, jeigu sekmadienį jam vyks. Sekmadienį bus finalas, operos teatre. Tai Leonidas turi pažiūrėti pakvietimus, jeigu jam pasiseks gauti operos teatre, jis nežino dabar iš anksto. Rytoj tik sužinotų. Jo, gerai. Gerai? Mes pasakysim tavo, ar išeina ar neišeina. O jeigu nebus pakvietimų, tada nenuliūskime, mes parvažiuojam kinas ir eisime visi kartu dar pašvęsti. Gerai, ate. Ate, kajukai. Ačiū, kad paskambinai. Ate. Prašau, ate. Ate. Išėjo prisiskambinti, man atrodo, 5 ar 9 ir po akimirksnių pažiūrėsiu, ar dar galiu kažkam paskambinti. Taigi, nebegaliu niekam skambinti, tai viso gero ir susitiksime 5 video, kuris nežinau, kada bus. Taigi, viso gero ir like, subscribe, užprenumeruokit, dalinkite su draugais ir būkit laimingi. Viso gero, šiandienos video pabaigėm. Šiandien tiek. Viso gero.